Ekonomika auga, gyvenimas iš esmės gerėja, tačiau kieno sąskaita? Statistika rodo, kad kas 5 Lietuvos gyventojas dabar gyvena skurdo rizikoje. Dažniausiai skursta vieniši senjorai, esame ES valstybių dugne. Mums reikia spausti prekybos centrus. Įstatymai yra geriausias spaudimo instrumentas, kad visuomenė matytų, kiek yra paaukojama maisto to, kuris neparduotas, kiek yra parduodama. Ir būtent tam mes sukūrėm įstatyminius mechanizmus. Mes imame pavyzdžius iš geriausių valstybių, tai yra Prancūzija, Čekija, Ispanija, Lenkija, jau priėmė pažangius sprendimus reguliacinius, kurie tą sistemą įtvirtino ir mes manome, kad Lietuva turi eiti taip pat šiuo keliu. Europiečiams tai yra labai svarbus klausimas ir jie yra labai aiškiai pasisakę ir Eurobarometro apklausose, kad maisto švaistymo problemą privalu yra spręsti. Todėl komisija iškėlė dabar naujausiame siūlyme mažinti maisto švaistymą 30% tarp šalių narių iki 2030 metų. Sveikinu Jūs Maisto banko atiduotuvėje. Tai yra unikali vieta ne tik Lietuvoje, bet turbūt ir Europoje. Labai mažai iš viso pasaulyje, kur egzistuoja tokios atiduotuvės. Tai yra parduotuvės principų padaryta vieta, kur yra visi tie patys maisto produktai, kaip ir būtų parduotuvėje, tik šioje vietoje jie yra žmonėms neparduodami, o dalinami. Skirtumas tarp mūsų atiduotuvės ir parduotuvės yra dar ir tame, kad visi produktai, kurie yra čia, bent jau didžioji dalis tų produktų, yra produktai, kurie yra paskutinės dienos galiojimo produktai. Vienintelė bėda yra, kad prekybininkai, ir visi kiti, kas tą maistą turi, nelabai noriai su tuo maistu skiriasi. Ir tuomet, jeigu prekybininkas, sakysim, nutarė produktą pardavinėti iki pat jo galiojimo pabaigos, šitas produktas jau nebegali patekti pas žmogų. Svarbu pabrėžti, kad prekybos centrai dabar aukoja, tačiau yra daug niuansų. Kai kurios greitai gendančio maisto rūšis neatsiduria labdaroje, atsiduria utilizavime. Šiandien dienai visos tos tokios pavienios akcijos, jos nepasiekia jokio tikslo ir tendencija yra, kad iššvaistoma maisto vis daugiau. Esame įpratę kartą ir 2 per metus didžiuosiuose prekybos centruose sutikę savanorius paaukoti jiems šiek tiek maisto. Vėliau šis maistas yra atiduodamas, paaukojamas skurstantiems. Žinoma, toks veiksmas yra kilnus, tačiau į įstatymą įtraukus paramos nuostatas galėtume padėti ne tik vienetams, tačiau šimtams ar netgi tūkstančiams skurdo rizikoje esančių gyventojų. Maisto bankas kiekvieną dieną vyksta į 600 prekybos vietų, 83 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tokia atiduotuvė kaip ši nuo sausio 1 atvers duris 45 Lietuvos savivaldybėse. Tad fiziškai mes turime galimybės ir visą tinklą, kaip tuos produktus priimti. Mes vykstame pas prekybininką, mes turime kur tuos produktus pasidėti ir atiduoti tą pačią dieną žmonėm. Mes kviečiame rašyti laiškus Seimo nariam, klausti tų prekybos centrų vadovų, spaudos atstovų, kaip jie gerina savo rodiklius, kaip jie prisideda prie šios svarbios misijos, kiek jie šiemet pernai paaukojo labdarai. Mes įstatymų įpareigosime prekybos centrus deklaruoti tos skaičius, viešai deklaruoti, mes matysime pažangą. Mes matom tokį paradoksą, ypatingai Lietuvoje, kur netgi vidutinis namų ūkis iššvaisto daugiau nei ES vidurkis per 141 kg maisto, kai tuo tarpu spaudimas jis didėja stambinti, intensyvinti išgavimą, gamybą ir visą tai kainuoja kaštus. Tie kaštai ar gamtos sąskaita, ar netgi finansinė išraiška, jie netgi yra nepanaudojami, o tiesiog iššvaistomi. Ir tai, aišku, tampa kuo toliau, tuo didesnė prabanga, kurios mes savo tiesiog nebegalime leisti. Tai matome, sakysim, surelius. Ir ant kiekvieno iš šitų surelių jau yra lipdukas, kad buvo bandoma parduoti su 50% nuolaida. Tai atsakingi pardavėjai, ką jie daro, jie pradeda taikyti nuolaidas prieš 4, prieš 3, prieš 2 dienas, bet paskutinę galiojimo dieną jie tos produktus atiduoda mums.
Jeigu šis sūrelis šiandien dar gulėtų parduotuvėje ir šiandien nebūtų parduotas, tai jau rytoj jo eilėje stovintis vaikas negalėtų pasiimti. Manau, kad viešumas ir visuomenės įsitraukimas, visuomenės domėjimasis tuo, kaip ta pažanga vyksta, padės mums ženkliai sumažinti iššvaistomo maisto kiekį, išgelbėti maistą ir padėti sunkioj socialiniai padėtyje esantiems žmonėms. Mes turim tos instrumentus, tačiau artimiausių metų gali pritrūkti maisto ir tai yra tikrai nedovanotina ir visiškai netitinka humanistinių ir žaliųjų vertybių, jeigu maistas, kuris gali būti dar paaukojamas, atsiduria kažkur prie utilizuoto maisto.